Sveiki vaikučiai, saulės vaikučiai. Šiandien žaisime naują žaidimą. Dėlionę dėliosime, apie miško gyvūnus daug naujo sužinosim. Taigi pradedam. Taip. Ir kienogi čia tokios ilgos ausytės? Gal atspėjote, vaikai? Gal čia ausytės pelėdos? Ne, netinka. O gal voverės? Irgi ne. Tai yra kiškis. Kiškis! Ar žinojote, kad skubėdamas kiškis gali riedėti nuo kalno lyg kamuolys? Dėliojame toliau. Koksgi čia gyvūnas? Gal tai pelėda? O gal vilkas? Taip, tai voverė. Ar žinojote, kad voverės uodega atlieka parašiuto vaidmenį? Jos dėka voverė gali saugiai nusileisti iš bet kokio aukščio. Dabar turime dėlionę iš 3 dalių. Kuri detalė čia tinka? Gal šita? Ne. Taip. Ir kasgi čia toks pilkas su uodega? Gal čia bus pelėda? Ne. O gal meška? Ne. Taip, tai vilkas. Pilkas vilkas. Vilkas yra ne tik protingas, bet ir dainingas gyvūnas. Savo staugimu jie 4 km spinduliu praneša kitiems apie pavojų, todėl vilkui telefonas nereikalingas. Dėliojame toliau. Kokia detalė tiks čia? Gal šita? Ne. Irgi ne. Taip, tinka. Koksgi čia gyvūnas? Gal ežys? Gal meška? Pelėda. Įdomus faktas apie pelėdą. Yra tas, kad pelėda yra slaptas paukštis. Šių paukščių beveik niekas miške nematė, o tik girdėjo jų balsus. Ir kokį gyvūną dėliosime dabar? Kuri detalė čia yra tinkama? Šita ne. Gal šita ne. Taip, šita. Taip. Kas toliau? Šita detalė netinka, šita irgi ne. Šita puikiai tinka. Kas čia toks turi medų? Gal čia ežys? Ne. Gal čia pelėda? Irgi ne. Taip, tai yra meška. Meškiukai puikiai laipioja medžiais, tačiau medžio šaka gali išlaikyti tik mažą meškiuko svorį. Be to, jie yra geri plaukikai. Liko paskutinė dėlionė. Kuri detalė čia tinka? Šita ne. Šita irgi ne. Šita puikiai tinka. Koksgi čia gyvūnas? Gal pelėda? Ne. Gal vilkas? Ne. O gal ežys? Taip. Ko trūksta ežiukui? Gal pilkos uodegos? Ne. O gal medaus? Ne. Taip, šukuosenos dalies. Ežys. Ar kada nors bandėte suskaičiuoti, kiek ežys turi spyglių? Jeigu sugalvosite tai daryti, tai teks skaičiuoti ilgai, nes ežys turi maždaug 6000 spyglių. Taip, dėlionę sudėliojom ir daug naujo sužinojom. Jau filmuko pabaiga. Iki kito pasimatymo.